20 minučių neužteks mums šį sezoną niekur. Daugiau šiandien gal užteko, daugiau aš netikiu, kad mums užteks 20 minučių. Tai dvi absoliučiai skirtingos komandos su tuo pačiu pavadinimu. Rytas pirmoji rungtynių pusė, Rytas antroji rungtynių pusė. Ir dar vieną šiandien klausimą, tiksliau atsakymą sužinojau vieną klausimą, kad kodėl mes esame viena iš mažiausiai metančių tritaškius. Dėl to, kad mes laisvi nemetam. Tai ta metimo atranka šiandien buvo labai prasta. Vietoj to, kad mestume laisvą metimą, kur kamuolys nukeliauja į tuos kampus, kur labai dažnai mes šiandien laisvi buvome. Mes žinom, kad čia yra Šiaulių problema. Bet vietoj to metimo mes rinkdavomės labai prastus, ypač pirmoji rungtynių pusėje. Ir iš to atsidarydavo atvira aikštelė šeimininkams. Ir dėl to jie pajuto tą kraujo skonį. Ir 52 taškai, 42 taškai iš tų 52 4 gynėjų. Gynėjų orientuota komanda, tą žinojom, bet pradėjom šitaip, tai sakau. Labai ir prasti, ir paskui labai geri įspūdžiai. Tai ir viskas per tas 2 valandas, va šitaip, kaip tas lietuviškas oras pasikeitė. Ypač pirmoje pusėje nesisekė pataikyti krepšį iš toli, metė 30 metimų. Kaip ir nemažas skaičius, bet šiaip 25 rezultatyvūs perdavimai. Gerai dalinotės kamuolį šiandien? Dalinomės gerai, bet metimo atranka buvo ne ta, kur mes norim ir tikrai mes raginam tą žaidėją, mes jo nekeisim dėl pramesto metimo, tai kartais šiek tiek yra nesuprantama, kad reikia šaukti, reikia rėkti, kad mesk laisvas ir taip toliau. Tikiuosi būsim geresni kitose rungtynėse. 2 pergalės pasiektos po to pralaimėjimo namuose prieš Neptūną. Kaip pavyko psichologiškai atsigauti, galbūt po to smūgio? Nežinau, turbūt geriausias tas vaistas vis laik yra pergalė. Ir sakau, labai akcentavom šiandien prieš rungtynės, kad bet kuriuo atveju šiandien reikės kentėti. Arba bloguoju būdu kentėti, žaisti taip atmestinai ir būti taškas į tašką ir žaisti iš paskutinės atakos, kur gali ir ta komanda ir ta laimėti, arba kentėti sukandus dantim tą, ką mes darėm su Galatasarajum ir dirbti per kraujus, per mėlynės gynyboj. Irgi kentėti, bet pasidaryti tą skirtumą ir ramiai toliau laukti kitų rungtynių. Tai sakau, ir viskas atsitiko per vienas rungtynės. Keistos rungtynės, jeigu taip apibendrinant. Kaip suprantu, po šiandien net negrįšit namo ir keliaujat tiesiai į Malagą. Keliaujam šią naktį Rygą, ten greit pernakvami ir labai anksti skrendam iš Rygos į Malagą. Ką reikės padaryti Malagoje, kad galbūt vėl pavyktų pasiekti pergalę? Išvengtų tokių amerikiečių kalnelių, nes ta komanda yra apie tuos pabėgimus, kur būna 9-0, ten 11-0. Mes turim tų išvengti, nes šiandien netgi irgi iš tose rungtynėse atrodo jau saugią persvarą susikūrėm, 12 taškų, liko 2-3 minutės, staiga žiūri jau 5 taškai, kažkas kai baudų dar turim 3 taškį, mes keisdamiesi prasileidžiam iš geriausio metiko arba antrą šansą turi, kur jie patys palėtė lanką, ten jau galėjo iki 3 iš visų mažėti skirtumas. Tai išvengtų visų pirma tokių atkarpų, po kurių mes tikrai negrįšim. Tai privalom savo nuo šiandienos įsikalti galvą, kad mes važiuojam tik tai laimėti ir tikrai neįsijungia kažkokio vacation mode. Čia yra... Šiandien buvo jau pusę rungtynių, jau užteko tų 20 minučių atostogų, reikia važiuoti su ta vienintelė mintijos, o kaip mintimi, o kaip ten gausis, parodys rungtynės. Gal galite šiek tiek pakomentuoti, kada pasirodys naujokas ir kada tikitės sulaukti jo aikštelį? Parkeris atvyksta, jeigu neklystu, vasario 8 ir jisai dar yra traumuotas. Per FIBA langus jisai šiek tiek atsigaudinės ir jau prie komandos jungsis iškart po FIBA langų į kontaktinės treniruotės. Tikimės, kad viskas su gyjimu yra tvarkoj ir realistinių variantų kovo pirmos rungtynės su Kėdainių Nevėžiu.